Atkeliavo iki manęs orchidėjas, kurias reikia persodinti. Noriu iš karto jums parodyti, kaip atrodo augalai, kurie turi kenkėjų. Lapas yra kažkokiais rudais taškučiais ir yra tas toksai limpantis. Ir čia matosi limpantis. Visada reikia atversti kitą lapo pusę ir labai gerai apžiūrėti. Mes matome štai čia tokius gumbiukus, yra skydamariai, kuriuos reikia būtinai kruopščiai nuvalyti. Kur matom, nuvalom su šlapia servetėlė arba tiesiog sumailuota, galima naudoti ir žalią muilą, gerai išvalyti ir palangę, ant kurios jie gyvena. Ir bet kokiu atveju, žinokit, jeigu tokį gėrį jūs randate, būtinai reikia atlikti purškimą visiems savo augalams. Reikia naudoti Mospilaną purškimui, nes kitu atveju jie yra tokie smulkus ir tai prisikabina, nes bet koks kontaktinis preparatas, insekticidas tikrai jums nepadės. Blogiausia yra tai, kad jie įlenda į tokias ertmes, kur tiesiog neįmanoma bus jų iškrapštyti, arba jie būna visiškai tokie dar smulkus, kurių mes nepamatom. Tai tik tai sisteminis insekticidas gali padėti mums išgelbėti štai šitas orchidėjas. Ir taip pat atliksim persodinimą.